gražių vaizdų bus dar truputėlis, na ir poryt dar šiek tiek. Gražiai labai toksai tipiškas ir pro Nuobodalio kanjoną ir tuomet aš jums papasakosiu, kas yra tas kanjonas. Slėnį matote ir jau kai matysite kanjoną, tada papasakosiu, kas yra tas kanjonas ir kuo skiriasi pas pagrindinis skirtumas nuo slėnio koksai. Troliai, jie yra sutinkami visoje skandinavų tautosakoje. Viena iš tokių akmenys pavirsta į trolius, kad jiems būtų lengviau susirinkti į vieną krūvą. Ir vat būtent tas akmenukų sudėjimas vienas ant kito, tai reiškia, kad jūsų pagarbos ženklas troliai. Ir su troliais pats svarbiausias dalykas. Troliai, jie yra, nes nepaisant to, kad jie yra labai stiprus, jie yra labai kvaili. Ir su jais geriau nesipykti, nes jeigu jūs trolių neerzinsite, tai yra tikimybė, kad jie iš jūsų nieko nepaims. Jeigu susipyksite, trolis gali įniršti, o nepamirškite vėlgi to dalyko, kad jie yra stiprus. Kartais troliai pasirodo ir dieną. Dabar važiuojame, grožimės dar Norvegijos vaizdais, dar grožimės įvairiais kriokliais, kriokliukais, važiuojame Raumos upės slėniu ir netrukus atvažiuosime prie trolių slėnių. Ir na va, dar kriokliukas kairiai pusėj. Ir dešiniai pusėj kriokliukų bus. Ir dar ant kalnų sniego šviežio yra. Na, žodžiu, viskas taip kaip ir priklauso. Viskas yra labai gerai. Ir kai atvažiuosim, turėsim kažkiek laiko, greitai nusifotografuojam slėnį.